Seni, koks lyda. Wow, geriausia šiandien. Aš duosiu patarimą, sužvėrėk. Tai baigėsi antra treniruočių sesija, pasismaginom, taip pat ir bandėm analizuoti klaidas. Tai iš esmės viskas kaip ir sekėsi neblogai. Šiek tiek, aišku, nukentėjo automobilio galas, bet bandau vis būti viršui kalno, vis labiau klipę, tai teko priliesti padangas, todėl ištaškė automobilio galas. Šiek tiek reikia padirbėti su Chase'u. Chase'o padariau tik tai turbūt 3-4 važiavimus šiandien. Dar nebuvo, kad drąsiai jausčiaus. Paskutinį važiavimą kaip tik važiavau kartu su Salvijum Chase'e, tai abu atsidūrėm padangose, bet švelniai, tai viskas gerai. Šiaip apibendrintai mašina lekia, skrieja, viskas, ta prasme, puikiai valdosi, puikiai klauso. Vienintelė problema – labai daug padangų, kurios aplipina priekinės padangas ir sunkiai valdosi, tai reikia būtinai nusivalyti priekinės padangas prieš važiuojant į trasą. O šiaip viskas kaip ir gerai, oras niursta, bet tikiuosi neprapliups ir dabar einam atsigerti, ruošiamės kvalifikacijai, pasikeičiam padangas ir lekiam. Noriu šiek tiek jūsų atsiprašyti. Praeitam video aš pralašinėjau savo marškinėlius ir nepaskelbėjau, kas laimėjo. Tai tą padarysiu dabar. Traukiam. Ir laimėtojas yra Donatas Jasulevičius 7808. Jeigu ir tu nori laimėti marškinėlius, palaikink šį video, pasubscribink mano kanalą ir pakomentuok. Ačiū Jums. Gerai, sveiki, mėly žiūrovai. Tai ką, mes atvykom į kvalifikaciją. Dabar laukiu jos, šildysimės padangas, nusivalysim priekinės padangas ir gazuosim. Stay tuned. Vairiukų, bet smulkių adjustmentų. Šiaip gal ir neblogai? Kerbas, viršui kerbas seni, nujopt, rai, su priekiniu buferiu tu buvai prie kerbo. Nėra gerai, biški reikėtų atsitraukti, o šiaip visumo jo gerai. Kiek gavau? 6-3. Jam 3. Šiaip visai normaliai buvo. Geras rodas. Kaip ir keliai visur buvau.
Nu, nedžiugina šiam 3, tikrai ne. Galima geriau. Tuoj Salijus važiuoja einame. Kiek bus? Norėtume 8 plius. Kaip bus pamatyti? Dabar buvau tikrai giliai. Stabdis, gazas, biški makalavimas buvo, bet, tikiuosi geriau. Manau, kad geriau. Tai praėjo kvalifikacija, žiūriu dabar rezultatus, tai pirmu važiavimu 63 taškai, antru važiavimu 76. Šiaip tikėjaus daugiau, tikrai daugiau, ypač po pirmo važiavimo atrodė, kad kažkaip labai jau nubaudavo. Parašiau Timui, sakė, visur šalia, niekur pilnai. Nu, tai antrų važiavimų pamėginau pilnai, tai nuėmiau bumperį bevažiuojant. Tai likau 12 kvalifikacijai ir susitinku su Deimante Radzevičiūtė. 2 kregždutės, 2 V8, 2 V8 turbo. Tai labai faina, tik tai čia taip biški neramina dangus. Čia porinis, pažiūrėkit, dviejų šitų, C1 ir to. Tai jo, biški neramina dangus, šiek tiek vėsta oras, kibimas mažėja ir taip toliau, tai dabar šiek tiek pasianalizuosim, ar reikia keisti kažką padangose ir panašiai. Tai va, laukia porinis. Briefingė nedaug ką naujo pasakė, būti arti, važiuoti plačiai. Šaunuolis, labai gerai, Deimantė neapsisuko, viskas atsekė, bet per
Buvo ir per 4 korpusus ir taip toliau. Tai tau reikia būti per pusantros mašinos ir bus viskas gerai. Kas čia buvo? Tu čia pastumė? Vėliau užsiparkavo? Tai viskas okei. Dažnai CarVertical gaunam tokių laiškų, ar galite ištrinti mano mašinos duomenis? Na, tikrai ne, bet noriu pasakyti dėl ko. Štai šis Porsche atrodo visai nepriekaištingas, visai gražus, dailus. Ir šio automobilio savininkas susisiekė su CarVertical ir prašė ištrintos duomenis, nes jisai negalėjo jo parduoti. Ir visiškai nenustabu kodėl. Patikrinom tą testą, pasižiūrėjom nuotraukas, visiškas kodletas. Galit patys matyti, manau, kad jūs tikrai nuo tokio nusisuktumėt. Tai kas įvyko su juo? Visi pirkėjai patikrindavo tą automobilį, visi pamatydavo, kokią nesąmonę čia ne mašina ir visi nusisukdavo. Tai dėl to ir buvo įtūžęs tas Porsche savininkas. CarVertical politika aiški šituo klausimu, mes niekada netrinam duomenų, mes duomenis rodom tik iš patikrintų šaltinių ir tai darom tik dėl to, kad pirkėjai nenukentėtų. Naudok Paulius 20 nuolaidos kodą, gausi 20% nuolaidą CarVertical ataskaitai ir nenusipirksi tokios nesąmonės, kaip kad šis pardavėjas bando pardavinėti. Sėkmės! Tai laimėta, bet trenkiausi į Deimantę. Nenorėjau, bet jinai ten labai sulėtėjo. Tai dabar keičiam traukę, darom svedimą ir važiuoti prieš Andrių Vasiliauską. Nebijai Pauliaus? Pauliaus? Taip. Ne, Paulius, ar jis toks baisus? Kodėl jo bijoti? Ne. Nebijau, svarbiausia šiame sporte kovoti draugiškai, o ne kaip sakau, kumščiais ar dar kažko. Bijot vienas kito nereikia būti draugais. Jūs berods pirmą kartą važiuojat, ne? Gali būt. Okay. Man atrodo, mes esame važiavę. Okay. Jo, mes esame. Jūs važiuojate po 19. Ką laimės? Buvo sunku. Visada yra tikimybė. Aš duosiu patarimą, sužvėrėk, račiu. Išgirdau. Taip. Pauliau, tu priekyje. Jisai padarė unchasable. Susikaupė, šauni švarų lydą. Nenuvažiuoja vidun.
Dabar stebėm, palauk biškiu. Dabar gali būti ir tavo klaida. Gerai viską padarai. Lygiai dar žmonai gerai. Biški rankinę ne ten, kur reikia, bet... Davai. Viską paliekam taip pat. Slėgis viskas taip pat. Viskas taip pat. Išplėšiam one more time. Ir galėjau laimėti. Užsiparkavau. Padariau klaidą tokią pačią padaryti. Ir Pauliau, užsistatymą iš paskas. Negali palikti tarpą, negali. Pirmas turi gazą paspausti į užsistatymo tą zoną. Bus tos vietos, plis dagnais. Pauliau, čia tavo užuomenė. Gultas krito, juodis krito. Matė čia irgi nereikalingas. Koks lydas! Wow, geriausias šiandien! Deja, galėjau. Buvo smagu. Buvo tikrai smagu. Vydas. Taip, apie čia pakalbėsim atskirai. Visą laiką taip reikia žinoti. Reikia, kad mes važiuos paskui. Ja, einu kepurę pasiimti. Einam pakalbinti Vasiliauską, bet matau, kad jis jau išvažiuoja turbūt į top 8. Bet vis tiek paspausim nors ranką. Ačiū už žaną. Nu, supratau, kad šiaip turėjau tavim pasitikėti dar labiau. Dabar nėra kuo tavim nepasitikėti, bet visai buvo smagu važiuoti, žinai. Aišku, man Čeisas turbūt apie nieką, bet jo, fainai, kad abu padarėm klaidą, žinai, buvo toksai. Ačiū tau. Jau biškė rimsta rankos,
Bet jo, turėjom kovą su Vasiliausku top 16. Vasiliauskas daugkartinis Lietuvos drifto čempionas, drifto karalius ir taip toliau. Tai jo, turėjom one more time. Tai pirmų važiavimo aš jį čeisinau, jisai užsikampavo, kitaip tariant, užsiparkavo. Paskutiniai zonai tikrai nebuvau arti, mano čeisai turbūt buvo visiškai apie nieką, pasižiūrėčiau, turbūt negalėsiu turbūt žiūrėti jų. Bet jo, tai jis užsiparkavo, aš jam į duris, tada apsikeitėm pusėm, tai mano pranašumas, man reikia tiesiog švariai suvažiuoti. Ir aš užsiparkuoju kalno viršui. Tai, nu dėja, kažkaip trajektorija ne ta buvo paimta, tai gavom one more time. Pasikeitėm padangas, nieko nekeitėm, važiuojam pakartojimą. Vėl mano čeisas ten per toli. Nu, nebuvo jisai labai per greitas ar dar kažkas. Aš manau, kad aš tiesiog pabijojau būti arti jo, nors čia yra kaip tik tas žmogus, kur neturiu bijoti. Jisai gerai lekia, ta prasme, visiškai gali pasitikėti. Tai jo, šiek tiek atsilikau, bet visai sveikam dar tarpe, sakyčiau. O lydą tada padariau turbūt savo best day ever. Tikrai buvo rimta ir svedžiau gerai į pirmą zoną, pasistačiau gerai, ant kalno gerai, gal kažkur rankinuką patempiau. Galbūt, nežinau, matysit, neatsimenu, bet šiaip buvo visai smagu, buvo rimta, buvo greita, buvo tikrai geriausias mano lydas šiandien varžybose. Tai čia mano varžybos ir baigėsi šiandien. Esam top 16, nežinau, kurioje ten liksim vietoje ir panašiai. Bet jo, Kregždutė atlaikė, tikrai atitarnavo puikiai, dirbo labai gerai. Vienintelis, kas nesudirbau, tai aš. Čia reikia daugiau treniruočių. Bet šiaip buvo geras atradimas, kad nesam tokie lėti, važiuojant paskui vieną greičiausių Lietuvos driverių. Tai va, ačiū Jums, kad žiūrėjot. Būtinai palaikinam, pakomentuojam, pasišėrinam ir pasubscribinam. Gali laimėti marškinėlius ir taip pat tiesiog man tai labai daug reiškia. Ačiū Jums, kad palaikot. Pafollowinkit ir Instagrame dar mane. MR Paulius. Ačiū Jums, kad žiūrėjot. Gero vakaro. Iki.